Sveiki gyvi! Šiandien laidoje Pulsas atvirai apie tai, ko nedrįsta pripažinti net įtakingiausi Lietuvos valdžios vyrai, slapčia lankydamiesi šalies onkologijos medicinos įstaigose. Apie klastingą ligą ir žydrojo kaspino simbolį vienijanti pasaulio vyrus. Liga, kurią daugelis moterų vadina tyliu mūsų vyrų ir tėvų vagimi. Tai prostatos vėžys. Kasmet jaunesnis, pasiglemžiantis vis daugiau aukų ir Lietuvoje. Apie tai Pulse pirmasis mūsų reportažas. Prostatos vėžys tai priešinės liaukos piktybinė vyrų liga. Sergančiųjų prostatos vėžių per pastaruosius 2 dešimtmečius padaugėjo beveik 3 kartus. Ir tai gali tapti 21 amžiaus pradžios dažniausiu piktybiniu naviku. Prostata vadinamoji antroji vyro širdis. Vėžys nesirenka aukų. Juo serga tiek paprasti, tiek pasaulio galingieji ir žymūs žmonės. Izraelio ministras pirmininkas Jehudis Olmertas, Didžiosios Britanijos karalienės vyras princas Filipas, aktorius Robertas De Niro, Japonijos imperatorius Akihito, Nelsonas Mandela, televizijos magnatas Rupertas Murdokas, juo sirgo Frankas Zappa, François Mitteranas ir daugelis kitų pasauliui žinomų vyrų. Lietuvoje kasmet diagnozuojama apie 3,5 tūkstančių prostatos vėžių susirgimų. Nėra aiškios nuomonės, kas turi įtakos, tačiau yra nustatyta, kad rytų kraštuose žmonės serga prostatos vėžių šiek tiek mažiau. Praeitais metais buvo nustatyti netgi 3637 nauji prostatos vėžio atvejai. Šitas skaičius verčia susirūpinti, nes sergamumas nuo 2000 metų padaugėjo 4-gubai. Deja, prostatos vėžys ankstyvuoju periodu nepasireiškia jokiais simptomais. O kai pajuntama tam tikrų negalavimų ir dėl jų kreipiamasi į gydytoją, 70% atvejų liga būna pažengusi gan toli. Vėžys būna arba vietoje išplitęs, arba net komplikavęsis metastazėmis. Vienas prostatos vėžio ypatumas yra tas, kad anksti jį nustačius ir tinkamai gydant gaunamas labai geras efektas. Net 94% tokių ligonių visiškai pasveiksta. Iš pradžių, ligai užklupus, kaip daugelis sako, būna šokas. Vėliau įsijungia kovos instinktai. Svarbu nepasiduoti. Stengtis kuo geriau pažinti savo priešą. Mano tėvas yra miręs būtent nuo prostatos vėžio. Nesenai šiais metais palaidojau brolį, vyresnį, gegužės pradžioje mirė, jis irgi vėžį turėjo. Man buvo šokas, kažkuria prasme aš jau galbūt ir buvau pasirengęs šitam dalykui, kadangi aš žinojau, tarp kitko aš pastoviai tikrinus, kiekvienais metais. Ir pakako 1 metus praleisti, kad praėjus 1 metam, pasitikrinus būtent šitą PSA rodiklį, garsui, kuris būtent parodo pirmasias indikacijas, kad kažkas tai gali būti negerai, man 2 stadija buvo nustatyta. Taip. Mes vis dažniau nustatome 2 stadijos prostatos vėžio atvejų ir taip pat daugėja, bet ne tokiais tempais 3 ir 4 stadijos prostatos vėžio atvejų. Tai mus džiugina. Labai svarbus prostatos vėžio paveldėjimo klausimas. Labai daugelis žmonių klausia, kokios yra etiologinės prostatos vėžio priežastys. Kol kas atsakymo nėra visame pasaulyje. Labai daug dėmesio yra skiriama genetiniams, paveldimams faktoriams, kurie gali turėti įtakos atsirasti prostatos vėžiui. Netgi yra išskiriamos didelės rizikos šeimos. Tai yra tokios šeimos, kuriuose prostatos vėžys nustatomas 3 arba daugiau 1 kartos giminaičiams. Arba, pavyzdžiui, prostatos vėžys yra nustatomas 3 kartose. Tai yra senelis, prosenelis ir tėvas. Pasaulyje prostatos vėžių sergantys vyrai vienijasi į organizacijas. Imasi skleisti informaciją apie šią bene dažniausią vyrų ligą. Lietuvoje jau daugiau nei 8 metus veikia sergančiųjų prostatos vėžių draugija, kuri vienyje net 22 000 narių. Jai vadovauja ekonomikos mokslų dėstytojas, docentas Gediminas Žižys. Ši draugija tarsi tarpininkas tarp prostatos vėžio, sergančiųjų šią ligą ir 150 Lietuvos urologų. Rugsėjo 15 pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena. Lietuvoje kol kas ši diena beveik nežinoma. Visgi įdomu, kaip šios tykiai sėlinančios ir klastingos ligos iššūkius priima lietuviai vyrai. Ar turi drąsos, smalsumo ir noro domėtis šią ligą?
Ir ką daryti, jeigu pagal amžių jūs jau priskyrė nurašytojų grupiai? Išeitis yra. Apie tai netrukus po reklamos. Mūsų laidos herojus ponas Gediminas bene vienintelis Lietuvoje taip drąsiai, atvirai ir viešai kalba apie savo ligą. Jis sako, jog klastingi vėžio gniaužtai privertė permastyti gyvenimo vertybės, o žinojimas ir artimųjų parama atsitiesti. Nugalėtas vėžys suteikė jėgų padrąsinti kitus. Bėda ta, sako Gediminas Žižys, jog Lietuvoje stinga ne tik informacijos, bet ir valdžios geranoriškumo. Šią ligą visame pasaulyje simbolizuoja žydrasis kaspinas. Lyg ir ironiška, jog vyrai tik ištikus bėdai moka suremti pečius, atsargiai šliejasi prie panašaus likimo draugų ir tuomet tampa didelė jėga. Tų jėgų ypač prireikia pirmąsyk išgirdus diagnozę. Vėliau ieškant stiprybės nepalūžti. Dar būdamas ligoniai, kai tik tais atsigavau po operacijos, aš nuėjau pas profesorių Jankevičių ir sakau, daktaras, ar nėra kokios nors organizacijos, kuri rūpintųsi šitų žmonių problemomis? Nes aš pamačiau ir būdamas ligoniai, kad yra dalykų, kurie taisytini, kuriuos reikėtų truputėlį kitaip. Ir daktaras Jankevičius pasakė, sako, yra draugija, kuri rūpinasi šitais klausimais, davė telefoną, davė adresą. Susirgusiųjų prostatos vėžių draugija su Lietuvos medikais inicijavo ankstyvosios diagnostikos programą. Ji Lietuvoje veikia pastaruosius 3 metų. Ir nors apie šios prevencinės patikros programos egzistavimą Lietuvoje 40% vyrų apskritai nežino, medikai sako, jog tai dar gana geras rodiklis. Galim pasidžiaugti tuo, kad Lietuva turi nacionalinę programą prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos, kurios neturi nei viena ES šalis. Ir jau 3 metai, kai mes finansuojame šią programą. Norim pasakyti, kad visos prevencinės programos yra prioritetinės finansavimo srityje ir kasmet mes skiriame vis daugiau lėšų. Neišimtis ir priešinės liaukos programa, jeigu 2006 metais buvo skirta 4,7 milijono, tai šiais metais yra virš 8 milijonų skirta programos vykdymui. Nauda šitos programos jau išryškėja, kadangi per programą nustatyti vėžio atvejai dažniausiai būna 1 arba 2 stadijos, o šitų stadijų atveju galimas radikalus gydymas, pacientas gali būti pilnai išgydytas, jisai gali pasveikti. Tai ir yra programos tikslas. Programa labai yra paprasta, jinai susideda iš 2 paslaugų. Pirma yra informavimo paslauga, ją suteikia šeimos daktaras. Jisai supažindina pacientą su rizika susirgti prostatos vėžiu, kaip galima pasitikrinti, kaip anksti nustatyti ir į tą paslaugą įeina prostatos specifinio antigeno nustatymas. Tai yra iš venos paimamas kraujas ir nustatoma, kokia koncentracija yra to prostatos specifinio antigeno. Jeigu jo yra labai daug šito antigeno, tai tada jau šeimos daktaras duoda siuntimą ir pacientas važiuoja pas urologą. Tai yra antroji programos paslauga, urologo konsultacija, kurios metu urologas padaro biopsiją, paima gabaliuką prostatos ir ištiria jį histologiškai, pasižiūri, kas ten yra. Deja, lietuviai vyrai, turėdami galimybę kartą per metus nemokamai pasitikrinti, ar neserga prostatos vėžiu, o ir prireikus pasigydyti, to daryti neskuba.